Sveiki, mėlyjei broliai ir sesės. Šiandien esame su jumis, nes norime pasidalinti nuostabiamis naujienomis iš tolimųjų rytų. Apie tai aš ir noriu šiandien pasikalbėti su broliu Tomu. Sveikas, Tomai. Sveikas, Karoli. Kokių naujienų mums turi iš Japonijos? Turim puikių žinių, kuriomis dar yra labai sunku patikėti, tačiau viskas jau yra tikrai patvirtinta ir tikra. 2024 metais pasaulio skautų stovyklą, pasaulio skautų džamborį yra planuojama daryti Lietuvoje. Šitas planas buvo patvirtintas praeitą savaitgalį vykusiame skautų simpoziume Japonijoje, Kyoto mieste. Mes ten dalyvavome su Lietuvos skautijos delegacija, pristatėme savo projektą tai stovyklai. Iš tikrųjų labai nepasitikėjom savo jėgomis, nes dalyvavo tokios stiprios skautiškos organizacijos kaip Lenkų organizacija ir Vokiečių, kurios taip pat norėjo organizuoti šią stovyklą jų savo šalyse. Tačiau mūsų projektas pasaulio skautų džamborį laukinis skautavimas arba Wild Scouting buvo pripažintas geriausiu ir Lietuvos skautijai buvo suteikta teisė 2024 metais rengti pasaulio skautų džamborį Lietuvoje. Taigi iš tiesų, nedaug kas žinojome, netikėjome savo galimis, bet jau dabar reikia pradėti tam ruoštis, plėstis ir galvoti, kaip mes priimsime tuos 50 000 svečių iš viso pasaulio Lietuvoje. Liko vos 3 tautinės stovyklos, dar 12 metų laiko, bet jau dabar reikia galvoti apie šios stovyklos programą, apie šios stovyklos vietą ir kitus dalykus. Tai kokia visgi bus tema? Ar jau yra patvirtinta? Kaip ir minėjau, tema yra labai lietuviška, laukinis skautavimas. Mes matom ir kalbėjom apie tai, jog šiuolaikinis skautavimas vis dažniau remiasi technologijomis, moderniomis įvairiausiomis interneto, elektroninėmis galimybėmis. Mes šią stovyklą norime sugrąžinti žmonės į gamtą, į užsiėmimus gamtoje, taip kaip ir mokė BP, kad ir parodyti žmonėms Lietuvos gamtą, galimybės veikti miške, išgyventi ir grįžti prie tų skautavimo šaknų. Tai apie tai ir bus ta jubiliejinė stovykla, o visa pasaulinė stovykla, laukinis skautavimas 2024. O kurgi visgi Lietuvoje vyks tokia didelė stovykla? Lietuva yra pajėgi priimti tiek svečių? Lietuva be abejo yra pajėgi priimti, mes turime daugybę miškų, bet mes supratome, jog miške stovyklą daryti būtų neatsargu, nes kiek 50 000 žmonių tikrai nuniokos mūsų gražius lietuviškus miškus. Todėl jau šią vasarą, Kaišiadorių rajone esančiame sklype, 500 hektarų sklype, mes planuojam pasodinti mišką su 50 000 medžių, kad kiekvienas stovyklautojas turėtų po vieną pušį tame miške, kuris užaugs iki 2024 metų. Ir koks dar pasiruošimas laukia skautijos? Pagrindinis dalykas, kam reikia ruoštis, tai kaip priimsime ir kaip suorganizuosim tą stovyklą. Tam reikia vadovų. Visose srityse, programoje, maitinime, ūkyje stovyklos. Tam mums reikės vadovų, naujų, jaunų, energingų. Ir mes galvojam, kad tie būsimieji stovyklos vadovai yra dabartiniai vilkiukai. Jau dabar, tuos 12 metų, reikia dirbti su vilkiukais ir ruošti juos būti šitos stovyklos vadovais. Todėl jau šią ir kitą vasarą yra numatyta surengti 10 kursų ciklą vilkiukams. Aš esu būsimas vadovas. Tai yra lyderių kalvė arba vadovų kursai vilkiukams, kuriame jie ne tik kad žais savo ugdymo žaidimus, tačiau ir ruošis būti stovyklos vadovais. Na, iš tikrųjų labai įdomu. Ir ką pačiu artimiausiu metu, kuo skautai gali prisidėti prie džamborį organizavimo? Kiekvienas iš jūsų gali prisidėti prie 2024 metų džamborį organizavimo, pasiūlydami jūsų stovyklos emblemos variantą. Taigi mes skelbėme šios stovyklos emblemos konkursą, o nugalėtojų laukia puikus prizas, kelialapis į 2015 metų kiek artimesnė džamborį Japonijoje. Tad jūsų emblemos variantų laukiame iki šių metų Liepos 6 dienos. Prašome jūsų piešti, kurti šiai stovyklai emblemą. Stovyklos tema yra laukinis skautavimas 2024. Na tai kągi, dėkui Tomui už tikrai puikias naujienas. Kągi, švęskime visi kartu šią puikią žinią ir pasimatysime artimiausiose renginiuose bei pasimatysime pačioje pasaulio skautų džamborį. Dar reikia dagyventi, tikrai kitos stovyklos, bet lauksime jūsų visų toje 24 metų pasaulio skautų džamborį Lietuvoje.
Budėkime. Su Dievu.